Taigi, į šeimos medicinos centrą kreipėsi 60 metų amžiaus moteris, kuris skundėsi labai stipriu apatinės nugaros dalies skausmu, kuris prasidėjo atliekant įprastus namų ruošos darbus ir skausmai tęsiasi apie 3 savaitės. Moters kūno masės indeksas yra 28, ūgis 4 cm mažesnis nei buvęs jaunystėje. Atlikus apžiūrą nustatyta skausminga L4, L5 slankstelių keterinių ataugų palpacija, įtempti nugaros apatinės dalies raumenys, kitos neurologinės patologijos nediagnozuota. Ir įtarus, kad yra organinė stuburo patologija, moteriai rekomenduota atlikti rentgenologinį juosmeninės srities 2 krypčių ištyrimą. Rentgenologo išvada L4 slankstelio kompresinė deformacija. Ką daryti toliau? Siųsti ar nesiųsti densitometriniam tyrimui, tai yra kaulų mineralų tankio matavimui. Be abejonės reikalinga siųsti, nes įtariama, kad tai osteoporozinis L4 slankstelio lūžimas. Bet ką turime nurodyti densitometriją atliekančiam specialistui? Noriu pabrėžti, kad renkantis vieną iš skeleto sričių kaulų mineralų tankio matavimui, siunčiantis gydytojas, tai yra gydytojas praktikas, griežtai turi nurodyti, kurioje srityje atlikti densitometrinį tyrimą. Ir įvertinus tai, kad moteris dar yra 60 metų amžiaus, rekomendavimą jai atlikti stuburo juosmeninės dalies kaulų mineralų tankio tyrimą. Bet kadangi žinome, kad moteriškė patyrusi ir jai rentgenologiškai diagnozuotas L4 slankstelio lūžimas, densitometriją atliekančiam specialistui siuntimo formoje būtinai turėjome nurodyti, kad iš tyrimo rezultato ekskliuduotų 4 lumbalinį slankstelį. Ir gavom štai tokį tyrimo rezultatą. Kaip ir minėjau, išlaikant visas osteodensitometrinio tyrimo rezultato vertinimo taisyklės, pirmiausia žiūrime į pačią skenogramą. Įvertiname, stuburas yra tiesus, matosi abiejų klubakaulių keterinės ataugos, dalis torakalinio 12 slankstelio, dalis lumbalinio 5 slankstelio. Skenograma atitinka visus nurodytus kriterijus, tada pereiname prie skaitinių reikšmių. Kaip ir minėjau, sekantis žingsnis įvertinti slankstelių plotą. Ir šitame tyrime atsakymo lape stebime, kad pirmo slankstelio plotas 13, antro 14, trečio 16. Tyrimo slankstelių plotas atitinka taip pat visas rekomendacijas ir reikalavimus. Pereinam prie kaulų mineralų tankio vertinimo. Irgi stebime, kad šitame tyrimų rezultatų lape kaulų mineralų tankis didėja nuo L1 iki L4 slankstelio. Reiškia, tyriamoji sritis nuskenuota teisingai ir skaitinės reikšmės atitinka visus reikalavimus, tada vertinam bendrąjį T lygmenį ir matom, kad bendrasis 3 slankstelių, nes 4 yra ekskliuduotas iš tyrimo, bendrasis 3 slankstelių, bendrasis T lygmuo yra -2,5. Pažiūrėkime, kas būtų tada, jeigu nebūtume nurodę densitometriją atliekančiam specialistui ekskliuduoti L4 slankstelio. Pradėkime nuo slankstelių ploto. Kaip ir minėjau, pirmo 13, antro 14, trečio 16, L4 slankstelio plotas yra 14. Kaip jau ir minėjau, apatinio slankstelio plotas negali būti mažesnis už viršutinio slankstelio plotas, nes iš karto yra įtarimas, kad tai yra kompresinė šiuo atveju ir patvirtinta slankstelio deformacija. Reiškia, jeigu būtų į tyrimą įtraukti visi 4 lumbaliniai slanksteliai, atkreipkite dėmesį, kaip L4 slankstelio bendrasis T lygmuo būtų iškreipęs viso tyrimo parodymus. Reiškia, tai moteriškiai negalėtumėm diagnozuoti pagal kaulų mineralų tankį osteoporozės. Jos T lygmuo osteopenijos ribose.
Šios moteriškės klinikinė diagnozė yra osteoporozė ir osteoporozinis L4 slankstelio lūžimas. Kitas klinikinis atvejis, kuris man pačiai netgi dar įdomesnis, tai yra, kai į šeimos medicinos centrą kreipėsi visiškai sveikai besijaučianti 59 metų moteris, serganti pirminę arterinę hipertenziją ir dislipidemiją. Iš anamnezės išsiaiškinta, kad menopauzė prasidėjusi 44 metų amžiuje, mama turėjusi našlės kuprą, tėtis problemą su širdimi, brolis sveikas. Noriu priminti, kad jeigu pacientė ar pacientas sako, kad mama buvo sulinkusi, mama ar tėtis, ar brolis ar sesuo buvo sulinkę kaip klaustukas, arba turėjo didelę našlės kuprą, visada pagalvokime apie pirmos eilės giminių kompresinės torokalinių dalies slankstelių deformacijas. Išsiaiškinta, kad besikreipusi moteriškė yra nerūkanti, nenaudojanti alkoholio, nenaudojanti medikamentų išskyrus antihipertenzinius. Įvertinus ūgį ir svorį matyti, kūno masės indeksas jos yra tikrai ne mažesnis nei 19, tai yra ne osteoporozės, ne kaulų lūžių rizikos veiksnys. Ką rekomenduotumėte atlikti toliau? Ar išrašyti antihipertenzinius vaistus ir paleisti namo, ar visgi tais pacientai kažką tai rekomenduotumėt? Be abejo, įvertinus, kad mama turėjusi našlės kuprą, vadinasi, įtariam, kad mama yra patyrusi kompresinę torokalinės dalies deformaciją ir įvertinus tai, kad moteriškiai yra diagnozuota ankstyva menopauzė, nors jai yra mažiau nei 65 metai, tačiau turi du pagrindinius osteoporozės rizikos, osteoporozės ir kaulų lūžių rizikos veiksnius, todėl būtina rekomenduoti atlikti DXA tyrimą, tai yra išmatuoti kaulų mineralų tankį. Kuriągi sritį tirti irgi moteriškė atsisakė mokėti už abiejų sričių densitometrinį ištyrimą, todėl įvertinus, kad jinai yra pakankamai jauna, rekomendavome atlikti juosmeninės srities kaulų mineralų tankio tyrimą. Ir štai sulaukėme štai tokio tyrimo rezultato ir kaip minėjau ir dar kartą pabrėžiu, kad pirmiausia pasižiūrime, ar tyriamoji sritis nuskenuota teisingai. Įvertinama yra L1, L2, L3 ir L4 slankstelis, stuburas yra tiesus, skenogramos centre matosi dalis torokalinio 12 su šonkauliu, apatinių šonkaulių šešėliais, dalis lumbalinio 5 slankstelio, šalia jo yra klubakaulių keterinės ataugos. Perinam prie skaitinių reikšmių. Vertiname slankstelių plotą. Pirmojo slankstelio, lumbalinio pirmojo slankstelio plotas yra 18, lumbalinio antro 16, trečio 21 ir L4 irgi taip pat 21. Noriu akcentuoti, kad vertinant slankstelių plotus būtina atkreipti dėmesį į sveikųjų skaičių nuokrypius. Įvertinus slankstelių plotą, įvertinkime ir kaulų mineralų tankio pokyčius. Matome, kad L1 slankstelio kaulų mineralų tankis štai toks, L2 slankstelio yra ženkliai didesnis nei L1. Kągi šiuo atveju reikia įtarti, kas mums atrodo ne taip, kaip turėtų būti. Kurisgi visgi atrodytų slankstelis, kad yra kaip maišantis veiksnys ir duodantis densitometrinio tyrimo paklaidą. Be abejonės įvertinus slankstelio plotus iš konteksto iškrenta L2 slankstelio plotas. Kągi mes tokiu atveju turim padaryti? Densitometrinis tyrimas jau atliktas, moteris grįžusi pas gydantį gydytoją. Jokių būdų tokiu atveju nereikia pakartotinai siūsti paciento atlikti pakartotiną densitometrinį tyrimą. Tokiu atveju mums reikia tiesiog paskambinti densitometriją atlikusiems specialistui ir paprašyti, kad iš tyrimo ekskliuduotų mums nepatinkantį, mums įtartiną lumbalinį slankstelį. Konkrečiu atveju mums ekskliuduoti iš tyrimo reikia lumbalinį antrą slankstelį.
Taigi, densitometriją atlikęs specialistas tą ir atliko ir mes gavom teisingą tyrimo rezultatą, kuriame matyti, kad slankstelių plotas ir kaulų mineralų tankis atitinka visas teisingo densitometrinio tyrimo interpretavimo taisyklės ir šios moteriškės bendrasis slankstelių T lygmuo yra -2,5. Jeigu būtumėm nepaprašę išmesti iš tyrimo L2 slankstelio, pasižiūrėkime vėlgi, moteriai nebūtų pagal kaulų mineralų tankio pokyčius galima diagnozuoti osteoporozės, nes T lygmuo būtų -2,3. Noriu pabrėžti, kad šito densitometrinio tyrimo vertinimo taisyklių žinojimas yra svarbus ne tik tai densitometriją atliekančiam specialistui, bet ir gydančiam gydytojui. Dėl to, kad iš densitometrinio tyrimo rezultatų mes labai dažnai galime įtarti, kad yra kompresinės slankstelių deformacijos ir dažnai diagnozuoti taip vadinamus kliniškai nereikšmingus, tai yra nebylius stuburo slankstelių lūžius. Irgi įtarus, kad visgi tai yra osteoporozinis slankstelio lūžimas ir kad mes tą slankstelį išmetėm iš tyrimo rezultato visiškai nebereikalo, moteriai buvo rekomenduota atlikti juosmeninės srities 2 krypčių rentgenologinį tyrimą. Ir rentgenologo išvada patvirtino mūsų spėjimus ir išvada buvo tokia, kad yra degeneracinė tarpslankstelinių diskų liga bei kompresinė L2 slankstelio deformacija. Taigi ir šios moteriškės diagnozė, kaip ir pirmosios, yra osteoporozė ir osteoporozinis L2 slankstelio lūžimas. Taigi išsiaiškinom rizikos veiksnius, atlikom fizinį paciento ištyrimą, nustatėm kaulų mineralų tankį ir turim galutinę diagnozę. Konkrečiais 2 minėtais atvejais turim sunkią osteoporozę su patologiniu, tai yra osteoporoziniu slankstelių lūžimu. Ką daryti toliau, kada pradėti gydymą? Iš tikrųjų nėra vieningos mokslininkų nuomonės ir sutarimo šiuo klausimu. Remiantis Europos gairėmis, Lietuvoje buvo sudarytas osteoporozės ambulatorinio gydymo kompensuojamais vaistais tvarkos aprašas, kuriame nurodoma, kad nepriklausomai nuo kaulų mineralų tankio pokyčių, vaistus nuo osteoporozės reikia skirti pacientams patyrusiems svarbiausius osteoporozės lūžimus. Svarbiausiais osteoporoziniais lūžimais yra vadinami lūžiai, kurie įvyksta stuburo slanksteliuose, šlaunikaulio, žastikaulio, blauzdikaulio, dubens kaulų arba lūžė 3 arba daugiau šonkauliai. Pasikartosiu, kad tokiu atveju nepriklausomai nuo kaulų mineralų tankio pokyčių šiems pacientams būtina pradėti gydymą vaistais nuo osteoporozės. Visiems kitiems būtina atlikti kaulų mineralų tankio tyrimą. Tai yra, reikia atlikti ir pacientams patyrusiems nesunkų osteoporozinį lūžį, kuriems priskiriami dilbio kaulų, riešo, raktikaulio ar kitų skeleto kaulų lūžimai. Taip pat iš viso osteoporozinio lūžio nepatyrusiems pacientams, bet turintiems 2 ir daugiau klinikinius lūžių rizikos veiksnius. Specifinį medikamentinį gydymą šiems pacientams rekomenduojame tik tai, jei jų T lygmuo yra lygus arba mažesnis nei -2,5. Pagrindinės registruotos vaistų nuo osteoporozės grupės pateiktos šioje skaidruolėje. Vieni vaistai, tokie kaip bifosfonatai, selektyvūs estrogenų receptorių moduliatoriai, kalcitoninas, žmogaus 100% monokloninis antikūnas denosumabas arba pakaitinė hormonų terapija, slopina osteoklastų veiklą ir taip mažina kaulinio audinio rezorpciją, todėl vadinami rezorpciją slopinančiais vaistais. Kiti vaistai, tokie kaip paratiroidinis hormonas, pasižymi tik osteoblastų stimuliuojančių poveikių ir yra vadinami kaip anabolinio poveikio arba kaulą atstatančių vaistų grupė.
Vienintelį preparatą registruotą Lietuvoje pasižyminti mišrių poveikių, tai yra osteoklastus slopinančių, bet osteoblastus aktyvuojančių vaistų pasižymi stroncio ranelatas. Taip pat remiantis osteoporozės ambulatorinio gydymo kompensuojamais vaistais tvarkos aprašo rekomendacijomis, gydymas bet kurios anksčiau nurodytos grupės vaistų, išskyrus anabolinių poveikių pasižyminčius vaistus, tai yra parathormoną, turi būti tęsiamas ne mažiau kaip 3 metus. Po 3 metų vertinama, ar neįvyko naujų osteoporozinių lūžių ir atliekamas kaulų mineralų tankių matavimas. Jei T lygmuo po 3 metų lygus arba mažesnis nei -0,5, specifinis gydymas tęsiamas dar 2 metus laiko, tai yra iki 5 metų. Įsimintina tai, kad osteoporozės gydymui vienu metu skiriamas tik vienas vaistas. Specifinis osteoporozės gydymas nutraukiamas, jei po 5 gydymo metų neįvyko naujas osteoporozinis lūžis, stabilizavosi ir nebemažėja kaulų mineralų tankis, stuburo slankstelių arba šlaunikaulio proksimalinės dalies T lygmuo yra didesnis nei -0,5. Ir neatsirado kitų papildomų naujų klinikinių kaulų lūžių rizikos veiksnių. Jei pacientas netitinka čia išvardintų gydymo nutraukimo kriterijų ir atlikus pakartotiną kaulų mineralų tankio tyrimą atitinka vaistų skyrimo kriterijus, specifinis gydymas turi būti tęsiamas. Svarbu prisiminti, kad osteoporozės gydymui labai svarbu ne tik specifinis gydymas, bet ir bendrosios priemonės. Tai yra fizinio aktyvumo skatinimas, antrinės osteoporozės priežasčių išaiškinimas ir gydymas, pakankamas kalcio ir vitamino D vartojimas. Beje, šiuo metu pasirodo labai daug publikacijų apie nebeabejotiną vitamino D naudą kaulinio audinio apykaitai. Todėl esant galimybei rekomenduokime pacientams nusistatyti vitamino D koncentraciją kraujo serume, kurios optimali riba yra 75 nanomoliai litre. Na ir pabaigai labai trumpai apžvelgsiu klinikinėje praktikoje labai svarbius pakartotino tyrimo reikalavimus. Pradėjus osteoporozės specifinį gydymą, privalomas pakartotinas kaulų mineralo tankio matavimas turi būti atliekamas po 3 ir 5 gydymo metų. O po metų laiko nuo gydymo pradžios kaulų mineralų tankio tyrimas gali būti tik rekomendacinio pobūdžio, naudingas gydymo efektyvumo vertinimui. Būtina atsiminti, kad pakartotiną tyrimą rekomenduotume atlikti tik tuo pačiu aparatu ir lygintume tų pačių nuskenuotų sričių kaulų mineralų tankį, bet ne T lygmenį. Vaistas nuo osteoporozės laikomas neveiksmingu, jeigu jį vartojant netrumpiau kaip per metus laiko yra rentgenologiškai patvirtinamas vienas arba daugiau naujas osteoporozinis lūžis, arba stebimas ženklus kaulų mineralų tanko mažėjimas pakartotiname kaulų mineralų tankio tyrime. Noriu pabrėžti, kad ženklus kaulų mineralų tankio mažėjimas tai yra 5 procentai stuburo slankstelių arba 4 procentai šlaunikaulio proksimalinės dalies kaulų mineralų tankio sumažėjimas. Taigi visiems labai ačiū už dėmesį ir linkiu sėkmės diagnozuojant ir gydant osteoporozę.